Viso gero ir puikaus 2016 metų nusikratymo. Simpsonai. 28 sezono 11 serija. Mama, galėčiau gauti? Ne. Bet tai tik ne. Dėmesio, Amerika užsisakė mūsų knygą. Reikia pagaminti 1 milijoną kopijų. 1 milijoną tai juk pavaldinių darbas. Po velnių tą kruopščią gamybą, imamės masinės gamybos. Ši knyga turi 2 viršelius. Pasimokykite iš šio klaidos. Jos keliaus į geriausius knygynus pasaulyje. Tavo mašina paruošta. 86 Plymouth G Corolla. Rožinė Plymouth. Kūdikis vis dar ant galinės sėdynės. Mano. Komedija gali labai nustebinti. Japonų kovotojų vienuolių tvarkymosi gidas. Bestselleris. Ir niekas nekeliaus į dangų. Marge, juk neperki knygų automobilių plovykloje. Sušiai. Gerai, perskaičiau šią knygą. Kol tavo tėtis gydėsi nuo apsinuodijimo maistu. Ir jai pakeitė mano gyvenimą. Noriu, kad šis namas būtų, kaip vadina vienuoliai, švaruma. Švaruma? Maniau, šeimos susirinkimas dėl anglies pėdsakų sumažinimo mano koledžo fonde. Nuspręsta ar nuspręsta? Kodėl buvo taip lengva? Toliau. Eina sau. Maniau, jūsų mama praneš, kad mirė senelis. Na, susirinkimas dar nesibaigė. Vienuolių filosofija paprasta. Paimti kiekvieną savo daiktą ir paklausti, ar jis mane dar džiugina. Jeigu taip, jį pasiliekat. Jeigu ne, padėkojat už jo tarnavimą ir išmetate. Ar šis padėkliukas mane džiugina? Jau nebe? Tik ne mano mėšlas, man 50 padėkliukas. Tau ne 50 ir man nepatinka žodis mėšlas. Nerimauju, kad geri per daug alaus. Bet daugiau jis viskam tinkamas. Jis tik tam ir naudojamas. Marge, kol nepamiršai dėl šito tvarkymosi. Ir visko neišmetė, pagalvok apie vaikus. Vaikai už jūrų marių gamina šį mėšlą fabrikuose. Jam laikas iškeliauti. Padėkliuk, ačiū už paslaugas. Kol tarnavau, man niekas niekada nedėkojo. Gavau tik pakelį cigarečių ir koledžo diplomą. Kalbant apie koledžą, susirinkimas atidėtas, žmogau. Pažiūrėkime automobilio durų rankeną, teleskopas ir žarną. Ar šitas šlamštas mane džiugina? Kodėl šiandien vilkiu mamos palaidinę? Ačiū, Galilėjau. Viso verslininkė Malibus teisė, stambesnė Malibus teisė ir nenustatytos lyties Malibus teisė. Jūsų pasirodymas 21 amžiuje niekam net nešė džiaugsmo. Jos ko nors vertos? Bijau, kad ne.